So that's That why is we're correct. here. Damn good. Paliksim likutį Floridai. Smells fucking great, man. We're from Europe. Europe. Where at? Do you know where Lithuania is? Jeva labai kakų nori. About 66, no mix. All the good vibes are coming thick. No rush, no plans, just open land. Route 66, Wonderland. Tai sveiki visi garažų 16 žiūrėtojai. Šiandien mes esam ne garaže, o esam Amerikoje su nupirktais naujais, arba aš susipysęs, arba mikrofai supisti, tai garsas bus turbūt šį kartą toks iš mūsų, tai iš karto atsiprašom, tai biškai pasigarsinkit, levelį pakelsiu. O dabar mes esam šalia Miamio, Boca Raton, ir esam, mano teta čia gyvena, ir tas vieta, kur jinai gyvena, realiai yra filmas. Tad kai žiūrit filmus, tai turbūt būna panašiai. Ir aišku, turiu parodyti, su ko važiuojam. Jeva, pristatyk mūsų automobilį. Aš nepristatysiu, žinau, automobilį. Tai Jeva, kaip visada, yra mano. visiškai teisi. Čia yra 2026 metų Chrysler Pacifica. Ir pasiėmėm šitokį milžinišką automobilį, o ne kažkokį ten Mustang ar kažką panašaus, vien tam, kad galėtume ištiesti visą apačią. Ten turim čiužinį, turim patalų šiek tiek iš tetos, tai galėsim nakvoti ir automobilį. Jeva labai mėgsta prie plus 30 mašinų Aš mėgoti. mėgstu labai. Aš pasimatavau, talpumą labai gerai. Jauskite ironiją. Tai va, ir dar parodykim Jeva mūsų kelionę. Tai čia yra Floridos žemėlapis. Mes esam va čia, važiuosim pro čia, iki čia, turbūt kad čia arba čia pagal laiką, tada žemyn ir aišku į Key Westą. Tai tikėjausi, kad bus fainas vlogas, dabar bus fainas vlogas su chujovų garsu ir padarysim turbūt kokį porą serijų. Tai va, ir važiuojam dabar į Ne. West Palm Beach. West Palm Beach, baby, here we go, America! Šiaip dabar tokį keistą dalyką važiuodamas supratau, kad Amerikoje nėra taip, kad kairė juostui greičiausiai, gal pačioj kairiausiai ir jo, bet šiaip tai tiesiog visi išsitaškia po juostas, kartais trečio juostui lėtai važiuoja, tada per dešinę lenkia, dar per tą dešinę lenkia dar kitas ir šiaip tai jie čia važinėja ir užkišinėja ir landžia, aš galvoju kažkaip, kad mandagesni jie truputėlį, bet pasirodo visi mes žmonės. Nu, atvarėme į West Palm Beachiuką, tai iš karto vaizdai pradeda vertis amerikiečiai. Toks va beigeliukas, nedidelis labai.
Nu gerai, reikia bandyti. O čia nėra servetėlių? Ai, tai gerai. Nu, Ieva sakė, blemba labai skanu. Kiaušinis, pesto, baconas. Ir pati bandelė, žodžiu. Su Sanamo šefom jau. Bet panašu, kad tikrai reiks visur viską per pusę valgyti, nes čia nusočitos pusės, tai man. Bet tada kaip per pusę ir kaina normali visai atrodo. Viskas, išvažiuojam iš West Palm Beach, dabar važiuojam į Kennedy Space Center, kur buvo leidžiamos raketos, netgi tos, kurios nusileido Mėnulyje. Bet prieš tai turim aplankyti tipinį amerikiečką dinerį tokį. Tai nusižiūrėjom vieną, tai dabar važiuojam ten. Sustojom su Ieva į rest area, tai vat ten yra parkavimas automobilių, čia yra snacksai, čia yra tualetai, netgi televizoriai kol kas nieko nerodo. Ir galima pačilint, įsipilt vandens, jeigu su kemperiu ir panašiai, ar netgi išsivalyti. Tokios vietos, tik tai, ko neminėjom, dar gal šitam video, tai yra šiuo metu 32 laipsniai. Ir mašina kaifuoja ir tada išeina į lauką ir suprant, kad ragas čia yra. Nu, ko nori? Kolas. Nu, gerai. America! Va, Causeway Diner. Tai dabar atvažiuojam į tipinį amerikiečką dinerį. Bent jau čia GPT taip sakė, kur ir vaibas viduj turi būti geras. Ir amerikiečkas maistas, family oriented, mes va kaip tik jau family esam. Varom pasižiūrėsim. Varom. So ChatGPT said that on our way from Miami to Orlando, this is the best family-oriented, typical American diner. So that's why we're correct. Okay. That is correct, okay? here. So do you You can also? get breakfast and lunch all day. Okay. Do you have like really large portions? Yes, So we'd rather split it, right? you can. You can split any of the dinners. Oh, yeah, absolutely. Okay. Give me a moment. I'll be right back to you, okay? O. Čia yra tiesiog tobulas mano meniu ir sakė pusryčiai ir lunch. Čia kažkaip priešpečiai yra Matai, ir visą aš turiu dieną. norėti, nes mes kartu valgysim vieną porciją. Ai, nu jo, teisingai. Va taip, iškart padalinta atnešė, čia yra, jeigu ką, va čia va yra viena porcija. Oh my god. Nice, looks good. Pradėsim nuo neskanių dalykų. Kas kam? Ką? Nu. Oh, thank you. Yes. Mėsos daugiau negu viso kito. Damn good. Nu čia sumišnoks rimtas buvo. Reiks biškiau. Nu, sakyčiau, pasnaus, bet kad aš vairuoju. Bet norėčiau pasnaus, o dabar tai norėčiau. 3-4 dabar laipsnių. Karščio yra. O įdomu, kaip Orlando šiam vakare bus? Orlando dar karščiau šiam. Oh my god. And I will meet you up front, okay? Thank you. You will meet us... At the register. Oh, yeah, no problem. Register, Of course. Okay. Kokia kaina? 22.31. All right. Yeah. Oh, this one. It's okay. If I leave $1 with something, will you put it up there? I'm sorry? If I leave $1 with something on it, will you put it up there? Yeah. Okay. Okay? Yes, That's the yeah. more, please. Okay. Iki mačo. Okay. Yeah.
Paliksim likutį Floridai, truputėlį garažą, nes sienos labai daug dolerių. Labai lieva širdelę nupieš. Bet aš nemoku piešti, ką padarysi. So that's the dollar? Okay. It's from, do you know where Lithuania is? Exactly? No. Okay, so perfect, thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye. 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 Tai viskas, dabar varom į Orlando. Žiauriai karšta, tai gal grįšim namo biškį, pasiėmėm Airbnb pačilinti, gal kokio Walmartuką užsuksim. Vakareisim patirinėti miestą. Nenormaliai karšta. O dabar varom į Walmartuką. Vienas tonom. Čia pasiėmėm biškį vandenuko. Extra sweet tea. Extra sweet. Tiems, kas mėgsta ne saldžiai, o super saldžiai. Jeva, nenori dešrytės valgyti? Gal reikia Pakelbį, jo. O. Nice, rimta dešrytė. Ne tokia didelė kaip dėdės, bet nemaža tikrai dešrytė. Va, Jeva moterų rojų yra. Oh my god, čia visas skyrius, vien špakliukų iki tokių daikčiukų. Žiūrėk, va. O mane sudomino Old Spice naujoviški skoniai. Saldainukų rojus. Va, Elės mėgstama. Kisses. Nu ir čia, kaip suprantat, visa eilė tokia. Pažiūrėk, jeigu varai stovyklaut, gali iškart malką nusipirkti. Ta malka iš karto jau suskaldyta. Aš čia per TikToką tokių žiūrėjau. Prisidedi ir daudega, tai pažiūrė ilgai, čia gali virti 3 valandas ir smells fucking great, man. Čia galima nusipirkti ne produktų burgerį, bet iškart šaldytą pilną burgerį ir įsidedi ir kepi. Ir dar jie sakė, kad čia yra kaip upgrade'intas Lidlas, ane? Taip, upgrade'intas Lidlas. Nežinau, ar jau pastebėjote iš mūsų įrašų, bet Floridoj priekinių numerių nereikia ir aš vis dar nesugebu priprasti prie tų mašinų važiuojančių be priekinių numerių ir apskritai Florida tokia laisva valstija, nes pavyzdžiui mocam nebūtinas šalmas. Jeigu esi durnelis ir važiuoji be šalmo, tai čia skaitas, kad tavo problema yra. Tai daug tokių laisvių, nežinau ar jos gerai ar blogai. Pavyzdžiui, valstybinį numerį, kiek man pasako, irgi gali vos nepaprašyti kokio nori, jeigu laisvas tau ir duoda. Tai čia kaip ir geras dalykas. Ar gerai, kad be šalmo leidžia važiuoti?
Kaip jau galvoji? Ne, blogai. Blogas dalykas. Ai, ką suprantas, mergas. Viskas, atvarėm į savo bookingą, į rožinį namelį, tai gyvensim va ten 3.15 viršui. Tai susirenkam daiktus, kažkodėl neįmanoma įvesti automobilę, su kuriuo atvažiavai. Ką reikės susitvarkyti, kad nenutemptų ir tada parodysiu vidų. Koks kodas? Labai ilgas. Negaliu pasakyti. Nu va, ką atkėjom, pasidarom turiuką bendrai. Tai čia įėjimo duris. No smoking. Alright. Tada taip, turim svetainę, šiaip didelę. Šiaip didelė, tikrai. Ir Tada- labai vėsų, nenormaliai. Žiauriai šalta net. Tada plauk, pažiūrėkim, kas čia. Čia yra nieko. Kondicionierius. Gal joks rekupas. Tada tualetas. Palauk, kaip čia šviesa. Palauk, palaikyk ją, reikia vertinti tualetą. Bus gerai, gal buvo ten. Gerai, žemai sėdi. Normaliai? Susilenkia jo. O kaip dušiukas? Dušiuką, Eik patikrink. Pasižiūrim. Kokias draugės. Šiurkštas varo. Gerai, pasidėt bonkutėm, šampuniukų, kondicionieriukų. Lovytė tai nebloga. Dabar reikia padaryti, man kaip iš filmų daro. Pažiūrės, ar ne akmuo? Eik tu kietą, palauk. Karuot. Gali skaudėti. Nu davai. Palauk, čia kažkas yra. Spinta. Tai va, o dabar mes su Ieva nusimaudysim, susiruošim, varysim naktinio ar vakarinio Orlando patirinėti, tai įmesiu dabar trumpą montažiuką, kaip mums sekės, kur Ieva vėmė, kurioje vietoj, ir tada susimatom rytoj iš ryto. Tai labas rytelis, kaip matot, Ieva jau nešasi daiktus iš mūsų namelio viešbutano, jau susikruojam automobilį, dabar šiaip yra visai gera, tik tai 26 laipsniai 7 val. Ryto. Ir šiandien važiuojam į Daytona Beach, ten pavalgom jau turbūt lunchą ir tada bandysim pasiekti mažai didįjį kanjoną, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų. Tai laukiau, kokie ten turbūt 500-600 km, palinkėkit mums sėkmės. Pusrytukam atvarėm į Dunkin Donuts, baby. Route 66. Route 66, Highway 1955. Cadillac Coupe de Ville just came alive. Top down, wind in my hair. Elvis playing on the radio everywhere. Diner stop for burger and shake. Jukebox playing Johnny Cash all day. Neon signs pointing west. I'm chasing the sunset. Doing my best. No GPS. No map app, just a paper map. And a full gas tank. No schedule, no plan. Just drive till the end of the land. Oh, let's ride. Route 66 trip, 1955, open sky. Every mile feels like a perfect high guitar twang. Engine sing. We don't need anything
66. Wonderland. Are you guys from here? No, we're from Europe. Europe. Where at? Do you know where Lithuania is? Yes. In the Baltics. Really? So we're from Vilnius. Have you been to Europe? I have been to Europe. Where? I've been to Berlin. Berlin. Okay, nice city. Yeah, it's really nice. Now we're driving around Florida. Oh, that's not. Have you guys been to Orlando yet? Yeah, just came from Orlando here. Gorgeous. A lot of people said that we should come here on the winters or the Yeah. autumn season. Yes, you should. Okay, thank you. course, Have a great one. Bye. Pigrus ta žudelė? Yes. Damn good. Bet žiauri saldu šiaip. Jo, bet žymiai geresnė kava už tą, iš kur mes dabar pirkom ryte. Iš Dunkin. Geresnė, Žymiai geresnė. geresnė iš tą, wow. Tokia stipresnė, nebiškai. Kava ta jaučiasi tokia. Feels like coffee. Žodžiu, biškai sugalvom pakeisti planą, nes iki šito Little Grand Canyon gaunasi važiuoti 5 valandas. Tada ten yra viena tik tai lokacija, kurią norim apžiūrėti ir tada važiuoti atgal dar 5 valandas, tai mes nusprendėm tiesiog kirsti Floridą į kitą pusę ir varyti vieną iš lokacijų, kur buvo Keaton Beach, kur buvo nusiaubti tsunamio namai, ten dar yra likusių ir yra modernių namų ant kojūkų, tai tas visai įdomu, tai važiuojam dabar ir pasižiūrėsim. Viskas, atvarėm į savo šiandienos nakvynės vietą, Holiday Inną pakelėsim, mažą miestelį Perry, paskui dar važiuosim iki Gulf of Mexico. Sakyk, ką nors. Kaip Ne. vadinasi tas miestelis? Keaton Beach. Keaton Beach. Jeva labai kakų nori. Oh, it's so good in here. Hello. Hello, we have a reservation. Is it safe around here just to walk? Okay, okay. Thank you very much, ma'am. Well, Have a great day. bye, thank you. Kur sakė, Trečias aukštas ir dešinė 308. Jie važiuoju, nori kakų, bet aš staigiai priverčiu padaryti pradžioj turą. Tai pradėsim nuo pirmosios vietos, kur jie vais. Tai yra, tualetas su dušu. Taip pamatsmatuoja, kaip visada. Simatuojam, palauk. Aukštokai, žinau. Aukštokai? Taip, pakojas laikyti truputį. Palauk, dar parodė, kaip Nu, norėjau. taip, va, ir būtų, va, per tiek žemesnis būtų geriau. Okay. Dabar dušą pažiūrim. Oi, dušas klasnai, pažiūrėk, kiek čiurkšlių daug. Nu, geresnis negu anot. Laidžiu, užsidaro. Tada čia, sakytum, sėkėm. Virtuvė mūsų. Šiltuvas. Orkaitė labai gera. Ir kadangi su Jeva šiaip atskirai mėgstame duoti, mes ten dviem, iš tikrųjų tai čia tiesiog nebebuvo kambarių ir įmė vos ne paskutinį. Tai kieti čia, žinai, jie mėgsta kietai mėgoti, ne? Ja, čia minkštas jo. Ir turim darbo stalą, kur dėdė atsisės iškelti medžiagus. Ir šiaip didelis telkas. Ir dar didesnis negu ten. Šiaip ten fainesnis buvo tas Airbnb negu čia, bet čia irgi visai gerai. Tai va, tai tiek, dar šiandien varysim į bičą, tai ten biškai susitiksim. Dabar Jeva, kaip sakant, gero kako. Atvarėm su Jeva į Keaton Beach, tai nenormaliai drėgnas miestelis, bet turbūt viena gražiausių vietų, kurią aplankėm Amerikoje, viso miestelio, kamera pradeda rasuoti, viso miestelio namai, pažiūrėkit, yra ant kojūkų. Ir čia tik vienas namas, o ten yra pilna namų ir visi atrodo taip. Nereali vieta, jeigu busit Floridai, tai Keaton Beach yra ta vieta, kur tiesiog privalot apsilankyti.
Siaubingai karšta, siaubingai viskas yra soja. Tu nueitum ir tą padaryčiau fotkę. Jie mane žino, bet aš į toj pasipiršiu. Čia reiks turbūt gal ir aplinkui apvažiuoti ir toj. Aha. Pasižiūrėti, pasivaikščiot gal po tą miestelį. Va čia labai graži vieta. Kažkaip nusukti, pažiūrėk į tolį kažkur į tos namus ar kažką. Na tai turbūt, kaip supratot, jinai pasakė taip. Dabar švenčiam. Viskas, grįžom namo, tai dar buvom nuvažiavę iki tokio salūno, kurį ten žiūrėjom, bet ten tokia pasirodė bištokia snarglynė, tai kažkaip nesprendėm nevaryti. Grįžom viešbutį ir eisim po truputį ruoštis ir miegoti. Rytoj anksti startuojam, laukia dar kokios 350 mylių pakrantę, Meksikos įlanką. Tai viskas čia ir turbūt bus pirmos šitos kelionės dalies pabaiga, o mes susitiksim už 2 savaičių. Ir Ieva dabar jums primins labai svarbų dalyką. Share, like and subscribe. Nu, jau. Gerai, ta.